Gyvenimas ir kūryba. Saulius Žukas, Simonas Daukantas. Pratarmė. Simonas Daukantas gyveno audringų lietuvių nacionalinei istorijai svarbių įvykių laikotarpiu. Lenkijos Lietuvos valstybės padalijimas 1795 metais. Napoleono žygis į Rusiją 1812 metai. Vilniaus universitetų suklestėjimas 19 amžiaus pradžioje ir Filomatų byla 1823 metai. 1831 metų sukilimas ir Vilniaus universiteto uždarimas. 1863 metų sukilimas. Šie įvykiai reikalauja nepaliaujamo istorikų, kultūros, literatūros specialistų dėmesio. S. Daukanto gyvenime bei kūryboje taip pat yra likę nemaža neaiškumų, savų klausimų aptariamam istorijos laikotarpiu kelią ir besikeičiantį nūdieną. Šioje knygoje, remiantis daugiausiai jau žinomais duomenimis, pasakome S. Daukanto biografiją, aptariamas jo mokymosi, mokslinės bei kultūrinės veiklos kontekstas. Stabtelėta prie istorinės tematikos veikalų. Čia tik prabėgomis. Tiek paliečiama svarbi tema S. Daukantas, lingvistas. Beveik apeinami tokie klausimai. S. Daukantas, tautosakos rinkėjas ir publikuotojas. S. Daukantas, populiarių knygelių iš jų ir elementoriaus autorius bei vertėjas. Kadangi knyga skiriama mokiniui, pasirinktas populiarus pasakojimo būdas, daugeliu atveju teiginių šaltiniai nenurodomi, naudotųsi visa prieinama literatūra apie S. Daukantą, bet dažniausiai yra remiamasi vėliausių apibendrinimo pobūdžio V. Merkio darbų monografija. Simonas Daukantas, teikiant biografinius duomenis, jį buvo parankinė knyga lietuvių kultūros ir literatūros istorija. S. Daukanto gyvenimas ir kūryba jau gana plačiai aptarti. Tyrinėjimų sąrašą galima pradėti pirmajame Aušros numeryje, pasirodžiusią J. Šliūpo parašytą biografiją. Vėliau Daukantianos tradiciją svariai papildė A. Janulaičio, M. Biržiškos ir kitų mokslininkų tyrinėjimai. Apie pedagogikos situaciją tuo metu Lietuvoje žinių semtasi iš M. Lukšienės darbų. Vilniaus universiteto aplinkos aptarimui pasitelktos J. Lebedžio studijos. Plačiai naudotasi ir iki karinių laikotarpių. Skelbtais tyrinėjimais V. Maciūno ir kitų remtasi ir atskirai minėtina V. Jurgučio skelbta nauja archyvinė medžiaga apie Daukanto kultūrinę aplinką Peterburge. Kita vertus, kartkartėm istoriko biografija bei jo raštų aiškinimas probleminimi bandoma kelti ir tokių klausimų, į kuriuos šiandien dar sunku atsakyti. Didžioji dalis S. Daukanto kūrinių ištraukų cituojama iš 1978 metų. Išleistų raštų 1-2 tomo. Tekste skliaustuose nurodomas tomas ir puslapis. Po citato istorijos žemaitiškos išleistos Jungtinėse Amerikos valstijose 1893-1897 metai. Skliaustuose rašoma santrumpa. Ist knygos pabaigoje pridedama chronologinė svarbiausia S. Daukanto gyvenimo datų bei leidinių lentelė. Naudodamasis pratarmę žodžio galimybę, noriu išreikšti savo prielankumą ir padėkoti kolegoms bei draugams V. Vanagui, E. Aleksandravičiui, A. Sverdolai, skaičiusiems rankraštį ir davusiems vertingų patarimų. Dėkoju ir oficialiems recenzentams į Mikšytį ir V. Merkiui, paremusiam medžiagą, paskatinusiam pamokusiam.